Sveiki, aš neseniai pradėjau naują verslą ir man reikia internetinės svetainės. Norėčiau, kad jūs ją sukurtumėte. Galime, kokios jūs norėtumėt? Noriu, kad ji būtų tarp tokių svetainių kaip Facebook, MySpace, YouTube ir Twitter. Ir turėkite omenyje, kadangi tai naujas verslas, mano biudžetas ribotas. Galėsite įdėti savo svetainės nuorodą sukurtoje svetainėje, kad visi žinotų, jog jūs ją sukūrėte. Aš tikiuosi, jog per pirmąjį mėnesį užsiregistruos iki 10 000 vartotojų ir dar po tiek pat kiekvieną mėnesį. Taigi, per metus turėsime 1 milijoną. Mano geriausios draugės vaikinas jau turi sukūręs dizainą su Microsoft Word programa, tad jums bus mažiau darbo. Jūs turbūt juokaujate. Klausykite, nepraleiskite tokios progos. Didžioji dalis svetainės bus skirta pardavinėti baldams pagamintiems iš raudonmedžio. Ir jeigu jūs gerai sužaisite, tai taps dideliu dalyku. Ir aš jums mokėsiu komisinius nuo kiekvieno pardavimo. Beje, jums reikės mane iškelti pirmuosius Google puslapius pagal tokius raktažodžius kaip mano baldai, staliukai, kavos staliukai, žaidimo stalai, teniso stalai, šokimo stalai, gėrimo žaidimai, Farmville, Mafia Wars, Scrabble, Facebook, MySpace, YouTube, Twitter, Google, Yahoo, Wikipedia, internetas, web svetainė, akmuo ir kiti raktažodžiai, kurie manote, jog būtų naudingi. Taip pat norėsiu, jog pasirūpintumėte svetainės autorinėmis teisėmis bei optimizuotumėte ją paieškos svetainėms. Man taip pat reikalingos profesionalios nuotraukos. Mes su savo partneriais apsitarėme ir esame pasiruošti svetainį išleisti ne 300 litų. Tačiau tik tuo atveju, jeigu realizuosite viską per savaitę. Ir nėra reikalo išradinėti dviračio iš naujo. Tiesiog nukopijuokite kodus iš Facebooko, YouTube ar Twitterio. Tuomet gal jūs galėtumėt mane, mano draugus, mano šeimos narius ir giminę aprūpinti baldais. Už dyką. Su savo vardiniu ženklu. Tokiu būdu visi apsilankę mūsų namuose pamatys jūsų niekam tikusį logotipą ir žinos, jog jūs pagaminate šitos nevykusius baldus ir jūs sulauksite tonos žemo lygio verslo pasiūlymų. O gal jūs patys pasidarykite savo neprofesionalią svetainę ir tuomet pasisamdykite mane ją sutvarkyti, o aš jūs apmokėtinsiu didesnę sumą, nei kad būčiau paprašęs jo sukūrimui. Jei norite profesionalios svetainės, tai negailėkite tam pinigų ir paklausykite mūsų, ką mes jums patarsim ir tada spręskite, ar jums tinka ar ne. Dėkoju už sugaištą laiką, buvo tikrai malonu.